O ką daryti, jei dėl panikos atakų atsiranda agorafobija, bei važiuoti viešuoju transportu, ar tiesiog situacijų, iš kurių tarsi nėra išėjimo. Ir bijai, kad tuomet ištiks panika, pradedi bijoti pačios panikos ir tada būtinai ištinka. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man panikos ataka taip pat yra artimai pažįstama. Jausmas toksai, lyg po tavo kojomis prasivertų bedugnė, tokia baimė, streso bedugnė ir tu atrodo nebeturi jokios prošvaistės išgyventi, tu būtinai į tą bedugnę perkeltinę prasme įkrisi, tavo kūnas sustingsta ir atrodo, kad tuoj sustos širdis iš baimės, iš to streso, kūnas visiškai įsitempęs. Prasideda baisuliniai scenarijai, patys blogiausi, tokių niekada net nesusapnuotume. Ir kiekvienas scenarijus vis baisesnis už kitą rodo patį blogiausią scenarijų, kokį tik tais tavo protas gali įsivaizduoti. Ir tu nebežinai, šitą akimirką panikos atrodo, kad trunka visą amžinybę ir kad iš jos niekada nebus išėjimo. Man tekia šiek tiek prie to prisiliesti ir asmeniškai patirti tų panikos atakų. Ir tai tikrai nėra pačios maloniausios patirtis, ypatingai jeigu neturi kažkokių tais būdų, instrumentų, kaip iš jos išeiti, tai geriau tiesiog į tokias situacijas nepapulti. O grįžtant prie jūsų klausimo, ką galėčiau į jį atsakyti, tai pirma, tai rekomenduoju, nesiklijuokite savo jokių etikečių, nei šitos, nei kokios nors kitos etiketės. Jos tik tais padaro įkaitų ir dar labiau apsunkina visą jūsų procesą. Tai tikrai nesiklijuokite jokių etikečių. Antras dalykas, ką galėčiau jums rekomenduoti, tai mokytis sąmoningai stebėti, sąmoningai valdyti dėmesį ir stebėti savo mintis ir emocijas. Čia ką galiu patarti, tai užeikite į mano YouTube kanalą, ten kaip tik nesenai esu įkėlęs video, galėsite nemokamai rasti pratimą, kaip treniruoti šitus dalykus. Video berods vadinasi dėmesio ir minčių valdymas ar kažkaip tai panašiai. Rasite, tai rekomenduoju tą pratimą, apie kurį tenai kalbu, skirkite bent jau 10 minučių į dieną, rezultatai bus tiesiog nuostabus, pamatysite. Ir trečias dalykas, bet kokiu atveju, jeigu kyla tokios situacijos, yra kažkokios tai viduj programos, kažkokie tai trigeriai, nesuvoktos situacijos, nuo kurių galbūt pasąmoningai bėgate, kurių nenorite savyje priimti, pripažinti arba pamatyti ir dėl to tos atakos sukyla. Tai trečias dalykas, ką rekomenduočiau, tiesiog rasti rasti priežasčių šaknis, jas suvokti ir paleisti. Mano atveju tai taip ir buvo. Esu patyręs tų panikos atakų ir kai susivokiau, kokios tai yra programos, kas tai įtakoja, iš kur tai ateina, jos pasileido ir daugiau nebegrįžo. Tai būtų tokia rekomendacija. Ta galite ieškoti, kur padaryti, galite kreiptis pas mane į konsultaciją, tikrai tą galima pakankamai nesudėtingai, manau, po biškį sutvarkyti. Tai ką, palinkėsiu jums sėkmės ir